Kaip naudoti langų valymo robotą Ovox R8? Išimkite langų valymo robotą ir visus priedus iš dėžutės. Valymo šluostes tinkamai pritvirtinkite prie valymo diskų. Tuomet valymo diskus su šluostėmis pritvirtinkite ant roboto. Apverskite prietaisą, atidarykite silikoninį dangtelį ir pripildykite talpą skirtą valymo skysčiui mėgstamų langų valikliu. Tuomet prijunkite maitinimo laidą prie roboto, įkiškite laidą į elektros lizdą ir tvirtai pritvirtinkite apsauginę virvę prie stabilaus objekto. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką. Prietaisą pridėkite ant stiklo laikydamiesi nuo 15 iki 30 cm atstumo nuo lango rėmo ar kraštų. Valdymo pulteliu pasirinkite norimą valymo režimą. Sausas valymas yra tinkamas lengvoms dulkėms, tam naudojame sausas šluostes. Drėgnas aktyvuoja purškimo funkciją, jis skirtas sunkesniems nešvarumams. Jei langai yra itin purvini, šluostes galite keisti dažniau. Jeigu vieno valymo neužtenka, galima pakartoti su švariomis šluostėmis. Robotas automatiškai juda išmaniu maršrutu, pasiekia kraštus ir kampus. Jei reikia, robotą galite valdyti rankiniu būdu su pultelio rodyklėmis. Kai robotas baigia darbą, jis sustoja lango apačioje. Tuomet paspauskite ir palaikykite on-off mygtuką ant roboto ir robotui įsijungus švelniai jį nuimkite. Atjunkite laidą, nuimkite apsauginę virvę. Nuimkite šluostes ir išplaukite jas skalbimo mašinoje ar rankiniu būdu. Leiskite joms džiūti natūraliai, ne džiovyklėje. Ovox R8 švara be vargo, nuo pirmo prisilietimo iki paskutinio blizgesio.